1600-ieji. Japonija – karų nualinta ir susiskaldžiusi šalis, tačiau netikėta taikos akimirka, užgrūdinta pralietų krauju, tapo pamatu naujai, galingai Japonijai, valdomai vieno žmogaus. Tai yra šoguno istorija. Epinė saga apie valdžią, garbę, išdavystę ir kultūrų susidūrimą. Šioje apžvalgoje pristatome kanalo FX japonų epą Shogunas, kuris įėjo į istoriją gavęs 18 Emmy apdovanojimų. Daugiausiai, kiek kada nors per visą sezoną yra laimėjęs serialas, įskaitant už geriausią dramą, geriausią aktorių ir geriausią aktorę. Rachel Kondo ir Justino Markso serialas remiasi Jameso Clavelio parašytų to paties pavadinimo romanų, kuriame galima atrasti ir nemažai tikrų istorijos detalių. Aptarę įvykio eigą, išnagrinėsime veikėjų pagrindus, serialo idėjas ir tematikas. Jeigu kada nors galvojate, kaip gali atrodyti skorbuto kamuojami badaujantis jūreiviai po kelių mėnesių jūroje, Shogunas neleis jums likti nežinioje. Nuo pat pradžių tai šiurpą keliantis pasakojimas, kurio veiksmas apima 17 amžiaus pradžios Japoniją. Tuo metu, kai šalis buvo padalyta pilietinio karo ir valdoma tarpusavėje kovojančių klanų. Šis laikotarpis žinomas kaip Sengoku, karaujančių valstybių laikotarpis. Istorija skleidžiama šiame dramatiškame politinėme ir kultūrinėme kontekste, akcentuojant Japonijos samurajų kultūrą, garbės kodeksą ir feodalinę sistemą. Pasakojimas prasideda, kai anglų laivas Diana sudūžta Japonijos pakrantėje 1600 metais. Po šio incidento išgyvenęs jūreivis yra Jonas Blackthornas. Talentingas navigatorius ir jūrininkas iš Anglijos yra išgelbėjimas vietinių samurajų ir greitai įtraukiamas į sudėtingą Japonijos politinį bei socialinį tinklą, šalies, kuri jam visiškai svetima. Iš pradžių Blackthornas laikomas tik kaliniu, užsieniečių nemokančių japonų kalbos, kurio krikščioniškas tikėjimas ir europietiški įpročiai prieštarauja giliai išsišaknijusioms Japonijos tradicijoms. Jis pirmą kartą susitinka su valdovu Toranaga, galingu feodaliniu ponu, valdančiu Idzu regioną. Toranaga – senovinio japonų Bushido kodekso samurajų gyvenimo būdo meistras, kuriame lojalumas, garbė ir drausmė yra svarbiausi. Jo rūmai kupini intrigų, apgaulių ir besikeičiančių sąjungų, nes Toranaga siekia išlaikyti savo galią ir įtaką karo nualintoje šalyje. Blackthornui prisitaikant prie japonų gyvenimo būdo, jis užmezga sudėtingus santykius su Toranaga. Jis tampa ne tik patikimų patarėjų karinio jūrų laivynų strategijų klausimais, bet ir pėstininkų politinėse kovose. Toranaga įsitraukęs į karčią konkurenciją su pagrindiniu priešininku, istorijos antagonistu Ishido, kuris siekia pašalinti Toranagą iš galios ir perimti Japonijos valdžią. Seriale taip pat kalbame apie valstybingumą, diplomatiją, karą ir galiausiai apie meilę. Tačiau pradžioje pasakojimo tai lieka antrame plane. Vietoj to iškyla šio pasaulio kruvinumas. Čia greitai ir negailestingai nukertamos galvos. Žmogus lėtai verdamas iki mirties. Tai specialus metodas, kurį taiko dėl to besišypsantis karo vadas. Taip pat čia galite pamatyti svaiginantį ginklų asortimentą ir daugybę nuostabiai surežisuotų mūšių, kurie tarp aiškinamųjų dialogų liepsnoja kaip degalai. Vykdomi nužudymai ir ypač siaubingas seppuku aktas, pasiaukojimas turintis plačių pasekmių. Serialas tyrinėja Blackthorno laipsnišką virsmą iš pašaliečio ir kalinio į aktyvų feodalinės Japonijos intrigų dalyvį. Išmokęs japonų kalbą, kultūrą ir samurajų filosofiją, Blackthornas giliau supranta japonų gyvenimo būdą ir pradeda abejoti savo pažiūromis. Jis prisiriša prie aplinkinių žmonių, ypač prie Lady Mariko, kilmingos moters, besiplešiančios tarp ištikimybės savo samurajų vyrui ir augančių jausmų Blackthornui. Vakarietiški ir rytietiški įpročiai labai skiriasi. Dviejų visiškai skirtingų veikėjų ir pasaulių susidūrimas sukūrė gana komiškas situacijas, bet taip pat ir leidžiančias abiem pusėm augti ir mokytis. Kad šioms pusėms lengviau būtų susikalbėti, seriale išvystame tarpinę veikėją sujungiančią abi kultūras. Lady Mariko yra svarbi jungtis Japonijos ir Europos pasaulių sąlyčiui. Ji tampa Blackthorno vedle. Tačiau jos jausmai jai komplikuoja situaciją. Be to, ji yra pamaldi krikščionė, o tai gilina jos istoriją, nes ji privalo derinti lojalumą vyrui, tradicijoms ir savo tikėjimui. Pagrindinis serialo akcentas – Toranagos kovos dėl valdžios. Nors jis yra protingas ir apsukrus lyderis, jo padėtis nestabili. Jo varžovas Ishido yra ambicingas karo vadas, kuris siekia mesti iššūkį Toranagai ir sumažinti jo įtaką šalyje. Ši konkurencija ne tik politinė, bet ir giliai asmeniška. Abu vyrai turi ilgą išdavysčių ir konfliktų istoriją. Galime net neabejoti, kad aktorių pasirinkimas šiame seriale buvo puikus. Itin įtikinamai suvaidinti pagrindiniai veikėjai leidžia įsijausti Japonijos kultūrą.
Aktorius Hiroyuki Sanada meistriškai perteikė natūralaus lyderio Toronagos vaidmenį. Per taktinę diplomatiją, politinės sąjungas ir mūšio strategijas Toronaga pradeda užtikrinti savo valdžią. Blackthornas iš pradžių atsidūręs tarp skirtingų jėgų tampa svarbiu Toronagos sąjungininku. Nors jis yra pašalietis, jo europietiškos jūrų žinios tampa esminiu Toronagos siekiu apsaugoti Japonijos pakrantę nuo Toronagos priešų ir užsienio grėsmių. Blackthorno tikėjimas tampa konflikto šaltiniu, nes valdančioji samurajų klasė vis labiau nepasitikė krikščionybę, laikydama ją potencialią grėsmę esamai socialiniai tvarkai. Serialas istoriškai perteikė Japonų reakciją į krikščionybę, įskaitant augantį šio tikėjimo persekiojimą Japonijoje tuo laikotarpiu. Konfliktas, kuriame dalyvauja Portugalai ir Ispanai, nutrina ribas tarp religijos ir prekybos. Tai viena iš daugelio didžiųjų temų, kurių Šauganas nebijo paliesti. Didėjant politiniai įtampai tarp Toronagos ir Ishido, serialas kulminuoja įtemptų paskutinių susidūrimų. Toronagos gebėjimas išlaikyti trapų galios balansą tarp samurajų klanų ir europiečių pajėgų galiausiai lemia Japonijos ateitį. Blackthornas, tapęs patikimų Toronagos patarėjų, turi susitaikyti su savo vieta samurajų pasaulyje. Jo gilėjantis jausmai Ledi Mariko ir asmeninis tobulėjimas Japonijoje tragiškai išsisprendžia, kai jis permąsto ištikimybės, meilės ir garbės kainą. Mariko, atlikdama savo pareigą kaip vertėja, praleidžia labai daug laiko su svetimšaliu. Taip, tarp jų atsiranda ypatingas ryšys. Pagrindiniai veikėjai pasižymi turtingą savo gyvenimo priešistoriją, kas leidžia geriau suprasti jų motyvus. Šaugano esmė ir grožis slypi kultūrinėme susidūrime tarp europietiško krikščioniško pasaulio ir giliai įsišaknijusių senovinių Japonijos tradicijų. Serialo širdis tai turtingas veikėjų audinys, kuriame kiekvienas atspindi Japonijos visuomenės sudėtingumą. Toronaga, kaip ir samurajai, įkūnija garbės, galios ir savidisciplinos idealus. Tačiau jis taip pat yra nuolat apskaičiuojantis žmogus, suvokiantis, kad šalyje, perpildytoje karo vadų, galios balansas yra labai trapus. Ledi Mariko, viena tragiškiausių ir įspūdingiausių istorijos veikėjų, plėšoma tarp lojalumo savo samurajų vyrui ir augančių jausmų Blackthornui. Mariko naviguoja pasaulyje, kuriame meilė ir garbė ne visuomet gali egzistuoti kartu. Jos vidinė kova atspindi platesnės aukos ir pareigos temas, persmelkiančias Šauganą. Galiausiai Blackthornas. Jo kelionė seriale yra galingas pasakojimas apie kultūrinę kaitą, gebėjimą augti ir prisitaikyti. Jo personažas tampa lęšiu, per kurį žiūrovas gali tyrinėti feodalinės Japonijos visuomenės sudėtingumą, kultūrinius rytų ir vakarų skirtumus, bei universalius meilės, garbės ir tapatybės iššūkius. Nors Šauganas yra giliai asmeniška kultūrų mainų istorija, taip pat gilinamasi į valdžios prigimtį. Savo pasakojimo sudėtingumu ir netikėtai siužeto posūkiai serialas kartais lyginamas su sostų karais, samurajų kovos dėl valdžios ir Japonijos feodalinės sistemos rūmų intrigos dominuoja siužete. Toronagos kilimas į valdžią nėra tik asmeninė kova, tai platesnė istorija apie Japonijos pastangas pereiti į centralizuotą valdžią. Tai žiaurus pasaulis, kuriame samurajų kalavijas dažnai svarbesnis už diplomatiją. Nors romanas Šauganas yra 20-ojo amžiaus literatūrinis kūrinys, jo temos ir veikėjai išlieka aktualūs šiandien. Istorija apima nesibaigiančią kovą tarp tradicijų ir progreso, tarp asmeninių ambicijų ir lojalumo savo šaliai. Tai yra tiek langas į sudėtingą Japonijos istoriją, tiek universali pasaka apie tai, kas nutinka, kai susiduria skirtingi pasauliai. Serialas puikiai perteikė samurajų garbės kodeksą, valdymo įpročius bei tarpusavio bendravimą, kurie vakarietiškam žmogui gali pasirodyti keisti. Galų gale Šauganas yra ne tik istorinė drama, tai istorija apie žmonijos gebėjimą prisitaikyti, mokytis ir gerbti tuos, kurie buvo prieš mus, nesusidūrus su pačiais didžiausiais skirtumais. Tai pamoka, kurios galbūt visiems mums reikia pasaulyje, vis dar jungiančiame rytų ir vakarų kultūras. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalų YouTube platformoje. Nepagailėkite paspausti patinka ir sekite kinomanija.lt naujienas socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.